Tai štai, kai jau paruošiam veiduką, mums lieka tik užsifiksuoti. Sveikos merginos. Kad ir kaip bebūtų skaudu, laikas bėga, reikia stotis ant kojų. Ši netektis man atėmė tikrai kokį gal 10 metų. Nusprendžiau vesti YouTube laidą, YouTube kanalas, sakykim taip. Šiandieną noriu nufilmuoti laidą dieninio makiažo, paprasto, kasdieninio makiažo, kad jūs galėtumėt išeiti ar tai į susitikimą su draugiam, ar į darbo pokalbį. Švelnus dieninis makiažas, kad nebūtų labai ryšku. Tai pradėkime nuo veido odos. Pirmiausiai, veido oda turi būti labai, labai švari ir paruošta, sudrėkinta, pridrėkinta. Aš parodysiu savo mėgstamas priemones. Žinoma, jų galite įsigyti bet kur, bet taip pat ir galite užsisakyti pas mane. Pradėkime nuo veido valymo, tai yra jojobos pilingo. Šiaip aš esu sausiaodė, mano oda visiškai sausa yra ir sausiaodėms pagal taisyklę nereikėtų to pilingo, nes, jau ir taip sausos, nėra net ką ten šveisti. Bet vis dėlto paviršutinis sluoksnis jisai pasilieka, o ką sausaodėms daryti? Vis tiek reikia kažkaip nuvalyti, nuimti tą paviršutinį sluoksnį. Tai jojobo pilingas yra sukurtas iš jojobos augalo ir grūdeliai yra būtent iš pačios jojobos. Ne enziminiai, ne enziminiai. Jie nepažeis jums odos, kai šveisit, ar ne? Todėl labai labai švariai nuvalo ir dar pridrėkina, nes tirpstant jojobos grūdeliui išsilieja jojobos aliejus. Ir žinokit, labai jau rezultatas wow. Odelė kaip pas baby būna, tokia pridrėkinta, tokia minkštutė visa. Gerai. Kiek aš jo nemažai pasiėmiau. Nusipilinguojame veiduką. Iš tikrųjų, kol turėjau čia visas ligoninės, netektis, laidotuvės, žinokit, nesirūpinau oda nei kiek, nieko nedariau tiesiog. Koks skirtumas, vis tiek ašaros nuplaus viską. Taip nesusisegiau plaukučių. Darykim tai dabar. Gerai prašveisti man reikia ir nosytę, nes čia biškį tų tokių rudų taškelių yra. Reikia susišlapinti. Sušlapinau. Ir aš trinu tol, kol, žinokit, man viskas susigeria į odą. Apie kokias netgi, sakykim, 3 minutės. Ir aplamai Dr. Špilerio kosmetika yra man wow. Žinoma, neprilygsta Nuskino kokybei, nes ten jau eina iš viso aukšta technologija, bet Lietuvos kainom tikrai, Lietuvos rinkai yra ir kainos, ir kokybė labai gera. Nusipilingavom. Ir visą tai aš nuvalau su tokiu rankšluostuku šlapiu. Namuose galite nusiplauti, bet kadangi esu salone dabar ir aš visą laiką nuvalau veiduką klientėm su šito. Tai švariai nusivalom. Švariai nusivalom. Man po visų stresų iššoko čia toksai didelis skaudus labai. Tai aš jį ir šildau, ir masažuoju, bet čia toksai vidinis. Žodžiu, baisu. Taip, ką aš darau toliau su savo oda, kad jinai atsigautų ir nesentų. Tai galime dar pasipurkšti, pasidrėkinti. O, kaip fainai. Šitas drėkiklis Nuskino, aš jį naudoju nuo 20 metų, nes aš su Nuskin kompanija susipažinau Japonijoje. Be proto didelis drėkiklis, nes
šita molekulė napca yra sukurta taip, kad dabar žiūrėkit, kiek bus daug burbuliukų. Matot? Tai va tas vienas burbuliukas patekęs į orą, ore esančią drėgmę pritraukia prie savęs ir taip gaunasi 5, 6, 7 burbuliukai, ar ne, prie to vieno. Ir visa tai susigeria į odą ir jisai turi savybę traukti drėgmę iš oro į odą. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs sėdit lėktuve, jeigu jūs labai sausi namai, tarkim, ar ne, jeigu grindinis šildymas yra, tai tikrai labai sausėja oras. Viso šitą pagalbą aš ir ant plaukų prieš džiovinant galiu. Ir pavyzdžiui, kai vasarą būna suknelė sintetinė, tai jos juk prilimpa ir paskiau negali nei atlipinti nieko, tai aš į vidų papurškiu ir jinai jau man tada nebelimpa prie kojų. Tai va, tai čia yra labai didelis drėkiklis ir aš per tiek metų nuo 20 neradau galingesnio drėkiklio, nes aš žinau, kaip jisai veikia, kad šitas napca yra labai galingas. Toniką aš naudoju iš Dr. Spiller su herbal extract, tai odelė man wow. Vat toniką mes su delniukais, jokių vatelių, tikrai neimkit jokių diskelių. Įpilat į saują, pasidarot tokį vat, ar ne, va taip padarot, įpilat į saują ir gražiai ištapšnojam visą viduką. Tapšnokit. Geriausia yra tapšnoti tol, kol susigers, nes jeigu netapšnosit, bus tokia plėvelė užsidės, jeigu netapšnosit ir tikrai nebus gerai. Griebiuosi į pagalbą. Štai tokį mini aparačiuką, jis tikrai yra labai mažas, delno dydžio, bet toks galingas, wow. Tai nuimsiu tą guminę apsaugą. Vieną kartą aš naudoju Boost kremuką, o kitą kartą aš naudoju su keramidais ir postbiotikais, kad man padrėkintų ir sutvarkytų. Tarp kitko, apie šias priemonės bus visai kitas video atskiras. Tai aparačiuką tiesiog įjungiam vat štai tokiu būdu. Įsijungiam. Va, jisai įsijungia. Aš užsidedu priemonės ir ant veiduko išsisklaidau. Galima, aišku, ir ant rankų dėtis, bet man toks įprotis visą laiką ant aparato dėti. Ir kai išsklaidau, padarau va dar vieną tokį judesį. Girdisi, kaip jisai vibruoja. Garsas toks yra, ar ne? Ir tiesiog pagal raumenų išsidėstymą, va taip va aš į viršų, viską į viršų keliu. Tikrai kitą dieną veiduko oda, wow, atrodo, žinokit. Apie patį aparatą, apie priemonės aš papasakosiu kitame video. Šiandieną mes kalbame apie odos paruošimą. Su juom ilgai nereikia dirbti. Kol veikia aparačiukas, mes su juom pasidarom ir užtenka pilnai vieno karto. Tai kol aparatėlis burzgia, aš vibruoju, ne burzgia. Aš su juom save gražinu. Ir va, viskas sustojo, reiškia, viskas mums užtenka tiek, kiek mes turim. Dabar likusį serumą reikia įkryti į odą. Jo nuvalyti nereikia. Tai įsimasažuokime, va, kur dar liko to serumo, lengvai įsimasažuokime į odelę. Tiesiog susitepkim. Na ir odelė mano jau yra ir šalta, ir wow, ir tokia drėgna jaučiasi.
Pabandykit būtinai. Ir čia turėtų eiti kremas, bet kadangi aš jau pridariau visokiausių procedūrų, kremą tepu tik tada, kada aš nenaudoju jokių aparatų, jokių gelių specialių ar ne. Nes, mano veido oda va jau ir taip kimba, matot, kaip kimba veido oda. Todėl jinai tikrai jau yra drėgna, prisidrėkinusi ir man daugiau, aš manyčiau, kad nereikia. Tai dabar pereikim prie veiduko dekoratyvinės dalies. Tai kadangi veidukas jau yra tikrai pridrėkintas, paruoštas, galim tęsti toliau. Tai yra dvi bazės iš Evagarden kompanijos. Šita mėlyna yra skirta sausom odom, o štai šita yra, kadangi oda mano yra sausa, aš naudosiu mėlyną bazę. Užtenka vieno paspaudimo. Ir pasiskirstome bazę ant veiduko. Venkit paakių zonai. Užsitepiam bazę. Kaip švyti, ar ne? Veidukas. Jums gražu. Ir dabar pasimsim tonalinį. Kaip užsitepti tonalinį, tai iš tikrųjų yra 3 gal būdai, ar ne? Tai yra kempinėlė. Kempinėlė įvyniota, jinai yra į popierių, todėl, kad aš ją išploviau. Jinai tapo tokia didelė ir minkšta ir reikia labai gerai nusunkti visą vandenuką. Galima taip pat ir su šepetuku užsitepti, ar ne, ir galima su pirštais, žinoma, bet šitos kempinėlės niekas nepakeis, nes iš tikrųjų rezultatai yra kaip diena ir naktis, kai darai su šepetuku, kai darai su kempinėlė ir kai darai su tiesiog rankom. Štai tiek priemonės. Pritapšnoju kempinėlę į priemonę. Gerai primaitinu. Ir dabar padalinu veiduką į 4 dalis ir pradedu nuo pirmos dalies. Reikia tapšnoti, jokių tokių, kad nebūtų, arba tokių, pavyzdžiui, ar ne, ar ten kokių tempimų. Tiesiog tapšnoju. Lūpas taip pat. Prasieinu kakliuką. Jeigu einate į balių, būtinai ausis, nes išgerus vyniuko ausis tampa raudonos. Nosytė. Čia pas mane yra maža nosytė, bet pas kai kurias būna čia labai užriesta ir reikia net patraukti, kad čia į šitą vietą įeiti, ar ne? Tai būtinai pasižiūrite šitą vietą. Toliau einame į kaktą. Ir ką aš darau su akimis, tai kai aš nededu šešėlių, aš nededu jokių bazių, jokių konsilerių, jokių sunkių priemonių, kurie gali man iššaukti raukšlytes. Tai aš tiesiog su to pačia kempinėlė pereinu visą akį, voką. Kadangi pas mane nėra pamėlusių paakių, tai man labai maskuoti ir nereikia. Jeigu būtų pamėlę paakiai, tada taip. Reikėtų biškį pasimaskuoti. Pasiimkime dar medžiagos. Vėl prisimaitiname ir dabar darom antrą pusę. Atminkite, kad savo kempinėlių, savo šepetukų, teptukų ar kaip bebūtų, neskolinkite kitiems.
žmonėms, merginos kokiom draugiam, sesėm, mamom, nes kiekviena mes turim savo odos erkutę, savo naudojimui. Tai jūs galite išsiplauti kempinėlę, kaskart būtų gerai, kad išsiplautumėt, ir taip pat šepetukus. Jie džiūna gan greitai. Jeigu yra sintetiniai, jeigu yra gyvo plauko, tada jau džius biškį ilgėliau. Na štai, veidukas kaip ir paruoštas, beliko dar pasitepti ant kakliuko, nes mes negalim palikti kaklo ir kaklo nepadažyto, nes labai ant nuotraukų matosi, jeigu čia yra dar atviriau, tai tada darom visur, kur yra atvira. Ir atminkit, kuo daugiau tapšnosit, tuo lygesnis ir gražesnis sluoksnis gausis. Nu, mano oda kaip švytė, aš negaliu, man kaip fainai. Kaip aš atsigavau po šitos procedūros. Po tiek streso patirto, tai tikrai reikia dabar įdėti daug darbo, kad atsigauti. Na, bet laikas eina, mes turim toliau gyventi ir stotis ant kojų. Aš sau leidau mėnesį laiko paliūdėti. Faktas, kad man bus skaudu ir toliau, bet... Na štai, va. Veidukas jau yra paruoštas, dabar galime eiti į kontūravimą. Tai kontūravimui aš pasiėmiau Eva Garden paletę kontūravimo. Yra labai daug spalvų. Kaip nustatyti, ar tai yra tavo spalva ar ne? Tiesiog jūs galite prisidėti prie savęs ir žiūrėti. Na, aš esu balta, nei raudonio turiu, nei tokia daugiau į geltonumą. Tai man tiktų šita spalva arba šita spalva. Šitos dvi mane tikrai patamsintų labai ir dar duotų tokios šaltos spalvos. Tai man reikia save šiltinti, kad atsirastų šiltumas, ar ne? Nes šiaip mano oda yra pati balta. Aš nežinau kodėl, bet aš neturiu nei raudonio, nei tiesiog baltas. Tai va, aš šiaip naudoju va šitą spalvytę, tai šitą ir paimsim dabar. Pasiimtumėm medžiagos, dar aš ją taip nusipurtau ir pradedu nuo šičia tapšnoti į apačią. Ir kai jau, matot jau kokia graži linija gavos, ar ne? Ir kai jau aš nebeturiu medžiagos ant šepetėlio, mat štai toksai šepetėlis, aš galiu jau pradėti biškį po biškį sklaidyti taip gražiai. Vat. Švelniai prasklaidyti. Vau, kaip gražiai. Toliau, jeigu čia yra platu, tai praeikime ir šitą zoną. Susimažinkim veiduką. Kadangi mano kakta tikrai yra plati, tai aš nusimažinu savo kaktą 30% va šitokiu būdu. Tiesiog nebijau netgi paimti ryškiau uždėti. Tikrai čia nieko tokio nenutiks. Kodėl rodau ryškiau? Nes noriu parodyti, kaip galima išsitaisyti visas klaidas, jeigu jūs padarėte per daug. Pasistengim į plaukučių zoną irgi įkeliauti. Nes kai padarote per daug, tada jau atrodot nebegražiai savo ir jūs tada nustoja dažytis. Tai mes įmam dabar kempinėlę ir prasisklaidom visą šitą, ką mes užtušavom, kur uždėjome per daug priemonės, ar ne, mes galim su kempinėlė paimti taip gražiai ir va. Prasisklaidyti, kad liktų švelnus toksai šešėlis, ar ne, kad nebūtų jokių linijų. Tam ir reikalinga ta kempinėlė. Į plaukų zoną būtinai. Jeigu yra šviesus plaukai, reikėtų atsargiau. Ir prasitapšnoju su kempinėlė būtinai.
Ir šiek tiek kaklo liniją va šitą, kad gautųsi toksai čia biškį ant pagruklio, kad gautųsi gražus šešėlis, kad įsirėmintų veido liniją. Galim tai biškį pasukti. Kas norite pasiputlinti lūpas, tai su priemone šiek tiek per lūpas pereikit. Taip pat aš ir nosytę su tuo pačiu šepetuku. Nieko nereikia. Aišku, galit pasiimti ir smulkesnį, bet kadangi aš įpratusi esu, va, matot, kaip nosytė įsirėmino iš karto, ar ne? Ir kad neliktų jokių ryškių dėmių, aš prasiretušuoju. Nu va. Tai su bronzantu mūsų modeliavimas jau yra baigtas, imam ružą. Štai ružas, vėl, jeigu mes nesuprantam, kokį mums pasirinkti, prisidedam ir žiūrim. Na, mano spalva yra šita. Dar kitas triukas, jeigu norite sužinoti, koks jūsų yra ružas, kokios spalvos, tai paimkite, suspauskite pirštuką ir jum iškris spalva. Tada jau derinate pagal piršto, būtent, va, matot, kokia tamsi mano. Kitom, žinokit, tikrai mano klientėm, būna, vat, ir tokių pirštų, žinokit, tikrai, vat, kiek aš vedu gyvas pamokas, tai buvo ir tokių, netgi tokių spalvų buvo, todėl ir galim taip atsirinkti, kuri spalva labiausiai jums tiktų. Tai šitos spalvos reikia imti labai nedaug, labai atsargiai, nes jos paėmus per daug, vaikščiosim raudonus. Ir kadangi mes šitoj linijoj nuo ausies kampo, ar ne, nuo ausies viršaus dėjom bronzą, tai čia aš dedu jau ružą. Ir iki žanduko, aišku, mes galim modeliuoti ir taip veiduką, bet aš mėgstu tokį švelnesnį. Ir aš sumaišau viską su, vat, nusišypsau ir aš ant žanduko viršaus noriu užsidėti šitą priemonę. Taip pat ant kaktos, bet čia labai lengvai, laisvai pereinam, kad nebūtų labai jau raudona. Man per kamerą matosi, reiškia, aš darau gerai. Ir dabar vėl pasiemam kempinėlę ir vėl mes prasisklaidom. Tarp kitko, Jennifer Lopez lygiai taip pat daro makiažą savo. Su kempinėlė prasisklaido, ir tada tikrai jau, wow, visą dieną laiko, žinokit, veiduką. Sausą pudrytę, pasiemu mažą šepetuką. Štai tokį šepetuką, kuo puresnis, tuo geriau, bet mažiukas turėtų būti. Ir užfiksuoju tik tas vietas, kuriuose man galėtų subėgti, tarkim, raukšlėse ar ne, paakiuose. Viso veido aš nefiksuoju, nes aš nenoriu būti sausa, matinė. Aš noriu atrodyti daugiau glow. Prasisklaidžiau vėl aš savo, nes jeigu mes ilgai neužfiksuojam, tada subėga vėl į raukšlėles. Va. Aš užsifiksavau vieną akį. Dabar žiūrėkit, jau koks efektas, ar ne, iš karto. Dabar prasisklaidom kitą akį. Ir užsifiksuojam tik tai paakius. Kitaip, jeigu jūs čia uždėsite sunkią priemonę ir tada fiksuosite, tada gausis labai daug priemonės ir viskas subėgs į raukšlėles, nes sunki priemonė, jinai niekada neužsifiksuos taip gerai.
nes labai daug sausos priemonės reikės tam, kad užfiksuoti, kad jinai nevirstų į košės ir kad nesubėgtų. Dažniausiai po akim dėl to ir subėga, nes virsta į košę. Ir užfiksuoju visas raukšlėles, kur galėtų man subėgti. Va čia. Va. Puiku. Toliau mes formuojam antakius. Kas formuoja su pieštukais, kas formuoja su paletėm, ar ne? Aš aplamai darbui turiu iš ateljero antakių paletė, tai man labai gera, bet savo aš galiu darytis ir su pieštuku. Aš formuoju su Evergarden pieštuku, jis yra ypatingai plonas, man padeda tiesiog prabraukti keletą vietų ir pasiryškinti. Galim tokius siūliukus prasibraukti ir tikrai, žinokit, labai gražiai atrodo. Aš prasisklaidau. Žiūrėkit, kaip jisai gražiai ir sklaidosi, toksai minkštas. Va. Na, skirtumas jau didžiulis, ar ne? Ir prasisklaidom ir antrą antakiuką. Na štai, antakiai abu jau yra paruošti, švelnus. Nu jo, jie pas mane yra galingi, tai bent antakius davė, plaukų neturiu, bent antakius, tai Dievas man jų nepagailėjo. Kas lieka? Blakstienos ir lūpos. Blakstienas dažysiu su Evergarden vandeniui atspariu tušu. Ir aš žiūriu į apačią ir nuo pat šaknų keliant zigzagais dažau. Tempiu į viršų. Labai lėtai. Ši priemonė yra ne klientų, o mano, todėl aš galiu ją naudoti tiesiogiai iš tubelės. Klientams šito aš nedarau, klientams imu vienkartinį šepetuką. Ir tokiu būdu iš apačios žiūrint ir keliant į viršų, jūs tikrai neišsiterliosite vokų. Jeigu taip jau nutiko, kad netyčia grybštelėjot, tai palaukit, kol išdžius. Paimkite švarų šepetuką. Wow. Paimkite švarų šepetuką ir pavalykite. Nu, wow. Va čia tai tušas. Oh my God. Nu nieko sau. Na štai, akytės jau yra blakstintės padažytos. Aš nemėgstu dažyti apačių, todėl aš niekada, man jos, paskiau kaip voro akis tokias gaunasi, man niekada nepatiko, todėl aš jų niekada ir nedažau. Lūpas taip pat aš dažysiu su veidrodėliu, nes man reikia, kad matytųsi iš arčiau. Tai kaip kas mėgsta? Kas mėgsta biški tas išputlintas lūpas? Kas mėgsta tokias kaip yra, ar ne? Jeigu jūsų lūpos jau labai iš prigimties putlios, jų tikrai nereikia kelti čia viršui. Kaip matot, mano lūpa apatinė yra gan stora, o vat viršutinė yra plonesnė. Aš ją visada išsikeliu. Tai brėžiant, žiūrėkit, brėžiant per liniją, mano lūpa gaunasi tokia, kokia tiesiog yra, bet brėžiant virš linijos,
lūpa gaunasi tikrai pilnesnė, ar ne? Nu, pažiūrėkit. Nu, fantastiška spalvytė. Pieštukas Eva Garden, jis yra toks minkštas, jis atrodo kaip lūpų dažai. Tai ant viršaus tikrai nereikia nieko daugiau tepti. Numeriukas yra 781. Noriu pasakyti, kad Eva Garden kosmetikai visą lapkričio mėnesį galioja Black Friday, tai yra kodas, tai mano internetiniai parduotuviai www.jkbeautyzone.lt galite rasti visų priemonių ir įsigyti dabar Eva Garden kosmetikos su 70% nuolaida. Todėl labai, labai geras šansas pasipildyti savo kosmetinę. Kosmetika yra profesionalams skirta, nu tikrai atrodo vaizdelis, nu wow, ar ne? Lengvutė, nenutempia, nenusodina veido. Aš visa galiu valiesti ir išliksiu visą dieną tokia, kokia aš pasidažiau. Tai labai, man šitas spalva tai labai patinka pieštuko. Ir lūpdažio nebereikia. Ir paskutinis akcentas, aš labai nemėgstu sausų produktų daug, todėl aš viską naudoju. Tai čia yra Eva Garden highlighterio stikas, tai čia yra skaistalai. Ant kempinėlės, va, galit pasiimti ant kempinėlės. Ir gražiai prasitapšnoti aukščiausias vietas, kad jos blizgėtų, nosytė, va iš karto kaip blizga, ar ne? Tai štai, kai jau paruošiam veiduką, mums lieka tik užsifiksuoti. Aš naudosiu Eva Garden fiksatorių iš viršaus. Gerai užfiksuojam. Ir palaukiam, kol sučius. Na štai, makiažas ir paruoštas. Tikiuosi, jums patiko. Po mano gyvų pamokų galėsite toliau drąsiai mokintis. Jeigu jums neišeina per pamokas, prašom ateikite į makiažo pamoką čia į saloną. Būna ir grupinių, būna ir individualių pamokų. Tai primenu, kad dabar Eva Garden kosmetikai yra 70% nuolaida iki gruodžio 1 dienos. Nepamirškite, užeikite į mano puslapį ir įsigykite labai gerą kalėdinę dovaną. Ir pasekite mane, pasubscribinkite, laukite kitų mano pamokėlių. Nežinau, kokia kita pamoka bus, bet aš tikrai manau, kad jinai tikrai bus ir naudinga jums, ir gan įdomi. Tai iki kitų pasimatymų.